Labą dieną, gerbimi Plėšiškiai. Besidomint savivaldybės tinklapiu, kartais įeinu į savivaldybės tinklapį, pastebiu įdomių dalykų savivaldybės tinklapį. Aišku, paprastai gyventojai nesidomi, aišku, nes nereikia ten tokia yra specifinė publika, kas domisi tuo patys ir dažnai pastebi įdomių dalykų. Šiaip reikėtų pasižiūrėti savivaldybės tinklapį dažniau. Kartais būna skelbimai įdomių ir apie konkursus, apie aukcionus būna. Kartais labai trumpai tie skelbimai būna, bet kam reikia, tie pamato. Ir dabar, bevartant, pastebėjau tokį dalyką. Žodžiu, savivaldybės meras, Telšių savivaldybės meras skelbia konkursą uždaros akcinės bendrovės Telšių vandenys direktoriaus pareigoms eiti. Telšių vandenys direktorius, matyti, pasibaigė kadenciją, turbūt kadenciją niekas nepratęs, arba galbūt nežinau, absoliučiai nežinau, mūsų įstaiga, bendrovė, kas ten vyksta, yra vienas meras jaunuolis valdo visus Telšius, viskas, tokia tvarka yra, taryba niekas nežino, kas yra. O Račkauskas, kuris dabar yra jis yra socialdemokratas, jis buvo vedėjų skyriaus dirbo, ir, žodžiu, socialdemokratams sekasi Telšių rajone gerai. Tai ir dabar kas bus naujas Telšių vandenų direktorius. Ten atlyginimas yra didžiulis direktoriaus. Ten yra koeficientas Telšių rajone pats didžiausias, atlyginimas bus didesnis nei mero, ten priedai ir kosminis atlyginimas. Iki šiol dirbo Telšių vandenų direktorius, irgi buvo Jasevičius, socialdemokratas, dabar Plungė dirba. Žodžiu, čia vieni socialdemokratai, čia kitiems vietos lygtai nėra. Jeigu esi socialdemokratas, dar gali kažką tai turėti. Dabar aš ant greičio pasirašiau, kas pas mūsų įmonių įstaigų vadovai yra socialdemokratai. Turbūt didžioji dalis. Iš karto čia turbūt neužsigausiu, jeigu kartais nepataikiau, bet man atrodo, kad čia visi jie socialdemokratai. Tryškių kultūros centro direktorius socialdemokratas, Ryškino socialdemokratas, Telšių vandenys socialdemokratas, Nevarėnų mokyklos direktorius socialdemokratė, Atžalyno irgi, meras socialdemokratas, administracijos direktorius irgi, Žemaitijos verslo centras socialdemokratė, Telšių miesto seniūnas socialdemokratas, Nevarėnų seniūnas, Viešinų seniūnas, Žarėnų seniūnas, Varnių seniūnas. Toliau Darželis Mastis socialdemokratė, Nykštukas socialdemokratė. Menų inkubatorius čia buvusio mero socialdemokrato, ten yra biznis, Borisevičiaus gimnazija. Irgi Telšių autobusų parko direktorius Ročius nėra socialdemokratas pakolkas, bet jo žmona socialdemokratė, savivaldybė dirba. Visuomenės sveikatos biuras Laurinavičius, socialdemokratas, Lokis kultūros centras irgi, viešoji biblioteka visada buvo socialdemokratai, prieš tai buvo, dabar nežinau, nauja direktorė, iš kur yra, bet buvo visada socialdemokratai, biblioteka viešoji, senelių globos namai irgi, socialinių paslaugų centras Gustienė, socialdemokratė. Kiek jau privardinau, ne? Tai Telšių rajone dominuoja viena partija ir ką dabar mes turim, ką turim daryti, kurie nesam socialdemokratai, esam antrarūšiai, nesėkmingi. Ir dabar Telšių vandenų direktorius bus, greičiausiai bus socialdemokratas. Galėtume su kuo nors lažintis. Ir reikalavimai. Pareiginis algos koeficientas 3, tokių daugiau nieks neturi Telšių pas mūsų rajone. Taip pat didžiausia alga kažkodėl. Pinigai yra didžiuliai. Ir reikalavimai, kas įdomiausiai, reikalavimai yra inžinierijos mokslų studijų išsilavinimai aukštai turi. Inžinierijos iki šiol kažko tai nereikėjo. Račkauskas, kiek žinau, yra ekologas. Bet dabar inžinierius ir inžinierius kažkodėl būtinai reikalingas inžinierius. Ir apie kalbų mokėjimą žinojimą nėra užsiminta nei žodžių.
Todėl, kad pretendentas naujas kalbų aišku nemoka. Užsienio kalbų nemoka, ta prasme. Greičiausiai. Nu ir dabar pradedam spėlioti, kasgi taps, koks socialdemokratas taps Telšių vandenų direktoriumi. Nes kitaip nebus. Ir meras socialdemokratas, ir administracijos direktorius socialdemokratė. Visi socialdemokratai aukščiausius postus eina. Tai vot, ir kas iš socialdemokratų pas mūsų darbas reikalingas? Saulius Urbonas ir Kęstutis Gusarovas. Vot aš kažkaip sustojau ties tais. Kęstutis Gusarovas dirba Mažeikėse, į Mažeikis važinėti yra turbūt nusibodu žmogui važiuoti, bet aš abejoju, kai jį priims kas nors į Telšių vandenis, jis nesugebės ten dirbti, ne tik, kad direktorius nesugebės dirbti ir kitose pareigose nesugebės. Tai va, Gusarovas. O Urbonas, jis labai yra sugebės dirbti, visur jis gali dirbti. Jis yra dirbęs jau, bet kur ir visur labai sugeba dirbti ir žinom, kaip gerai jis sugeba dirbti. Taip, kad pažiūrėsim, kas bus paskirtas praktiškai, ką meras paskirs į tas pareigas. Tik tiek ten norėjau. Abejoju, kad konkursas vyks skaidriai, abejoju, nes jau patys reikalavimai yra inžinierijos mokslo. Tai būtų, koks vadybininkas, būtų parašyta vadyba. Ir čia yra 5 metų stažas, yra grinai, vat kaip jau tinka mūsų gerbiamam Sauliui Urbonui, tiktų, labai tiktų. Ir kalbų. Saulis, man atrodo, nemoka užsienio kalbų. Nu ir kalbų nėra įrašyta. Faktiškai dabar vadovai jau kalbus reikia žinoti, bendravimas yra su užsienio kalbom bendravimas, bet jeigu nemoki, tai nemoki. Tai vat, socialdemokratai, Telšių vandenis, konkursas. Ir pažiūrėsim, ar bus paskirtas Saulius Urbonas į tas pareigas. Gusarovas greičiausiai, kad nebus. O kitiems, tai aišku, tai yra kaip iki mėnulio greičiausiai. Ačiū už dėmesį, viso gero.